Labas visiems. Šiandien pradedu savo 6. jau treniruotę. Laikas greitai bėga. Nepastebiu, kaip keičiasi tos treniruotės. Žodžiu trumpai, tai šiandien turiu ilgą bėgimą. 7 kilometrai. Pasistengsiu išlaikyti tempą iki 7, 6,5, 6,3 gal, jeigu išeis. Tai va, tokie reikaliukai. Tai pradedam tada. Baigiau jau apšilimą, šį kartą padariau rimtesnį. Pagalvojau dėl tos distancijos 7 km, neblogai būtų apšilti rimčiau. Šiandien bėgiosiu už Lazdynėlių, palei upę, palei Nerį. Vienas iš mano mėgstamiausių takelių. Pasistengsiu parodyti, koks tai gražus. Šiandien ir vėl biškį lyja. Tai nemalonus oras. Kai lyja, tai sunki pradžia. 1 kilometras. Pagaliau toliau nuo kelio. Ramiau. Neužio mašinas. Faina bėgti. Yra 2 kilometrai. Apšilau pagaliau. Jau lietus nebesvarbu. Žodžiu, tempas yra 7:15. Reikia biškį pagreitinti. Čia bėgu palei upę. Čia yra sala. Kažkada žiūrėjau Šamošką. Ieškoju čia kažkokio, ar tai lobio, ar tai kažkas tokio. Šitoj vietoje jisai upę praėjo pėsčiom, netgi neplaukdamas. Atrodo, kad čia yra virš 2 metrų. Bet ne. Nu pasaka, kaip gražu. Negaliu atsidžiaugti. Vienas iš mano mėgstamiausių takelių Lazdynuose. Pusė. 3,5. Tempas yra 7,5. Ne kažką. Bet dabar 3 kilometrą turėjau kalniuką nemažą. Kai įveikiau, tai ir buvo tas tempas toks pablogėjęs. Visas 3 km yra pakilimas. Pablogėjo tempas, pasunkėjo kvėpavimas. Bet apskritai viskas ok. Bėgam toliau. Čia yra
linksmieji kalneliai. Wow, geri kalniukai. Dabar išbėgau į lygumas. Biškį mažiau filmuosiu, pagerinsiu savo tempą. Iki greito. Nežinau, ar matys per kamerą, bet čia neblogi tokie kalniukai. Yra 5 kilometrai. Dabar yra tempas visai geras, 5. Pasibaigė tie kalniukai. Dabar iš tikrųjų išbėgau į tą trasą, kur prasidėjo mano treniruotė pačią pirmą. Bėgu link Lazdynų ligoninės. Lygiai 6. Tempas 6,4-5. Pasaka. Prabėgau. Baigiau treniruotę. Žodžiu, dienos tikslas pasiektas. Tempas yra 6,4-5. Kaip ir minėjau, norėjau įlysti į 6,5, tai pavyko. Atėjau prie mokyklos stadiono. Žodžiu, padarysiu tempimus. Pabandysiu štampyti šitą raumenį ir baigsiu. Baigiau tempimus, baigiau treniruotę, tai šiandien visiškai patenkintas. Priešti tikslai buvo pasiekti, ko linkiu ir jums. Ką žiūrėjot iki galo, kam patinka, kaip visada, prenumeruokit, komentuokit. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų, labai būčiau dėkingas. Kas bėgioja, visiems gero bėgimo, kas ne, tai linkiu visiems pradėti. Nėra labai baisu, nėra labai sunku, nei šalta, nei ką. Visiems sveikatos ir iki kito karto. Ačiū, kad žiūrėjot.